Dažnas užduodamas klausimas renkantis grindis, kokias jas įsigyti. Rinkoje yra kelių konstrukcijų grindis, tai yra masyvinės grindis, dvisluoksnės konstrukcijos ir trisluoksnės konstrukcijos. Pastaruoju metu matome tendenciją, kad vartotojai vis dažniau renkasi trisluoksnės konstrukcijos grindis, nes šios grindis yra pagamintos iš natūralaus medžio, gamybos procese naudojama mažai klijų ir dėl to jos nealergizuoja. Dėl savo konstrukcijos jos yra stabilios, tai yra nekinčiama geometrija netgi kai yra temperatūrų pokyčiai. Dėl tos priežasties jos yra galimos montuoti ant šildomų grindų. Taip pat šios parketlentės pasižymi ir tuo, jog dėl savo konstrukcijos yra gaminamos su inovatyviausia klik sistema per ilgąją lentos kraštinę ir 5G užraktų per trumpąją kraštinę. Tokia jungimo sistema leidžia labai patikimai sujungti lentą su lenta ir užtikrina, jog dėvint neatsiras tarpai ar kitaip nesikraipys grindų danga. Renkantis parketlentes reikėtų atkreipti dėmesį į tai, keliais alyvos arba lako sluoksniais jos yra dengiamos. Žinome, kad rinkoje galite atrasti grindų dangų padengtų nuo 2 iki 7 sluoksnių. Kokybiškos grindys su maksimalia apsauga dažniausiai būna padengtos 6-7 sluoksniais. Lakas pasižymi savybę tokia, kad dengiant grindis jisai sukuria nors ir ploną, bet tvirtą apsauginį sluoksnį. Tas apsauginis lako sluoksnis jis yra atsparesnis smulkiems įbrėžimams. Bet jeigu jūs jau subraižote laką, tai tokiu atveju jums yra sunkiau jį atnaujinti, nes reikia atlaisvinti pilnai patalpas, išnešant baldus, visą plotą reikia nušlifuoti ir visą plotą dengti. Tai atsiranda nepatogumas, atlaisvinant patalpas ir papildomos sąnaudos bei dulkės šlifuojant. Alyva dengtos grindys yra natūralios, nes alyva yra natūralus produktas. Dengiant grindis alyva, jie nesukuria tvirto apsauginio sluoksnio, bet įsigeria į medžio poras. Taip užkirsdama kelią patekti drėgmei iš viršaus. Ant alyvuotų grindų lengviau atsiranda smulkūs įbrėžimai, bet juos lengviau pašalinti atnaujinant nei ant lakuotų, nes jums nereikia dengti alyvą viso ploto, jūs galite toje vietoje, kur yra įbrėžimas, pašveisti su smulkiu šveičiamu popieriumi ir uždengti iš naujo alyvą. Kai renkatės grindis, ne ką mažiau svarbu yra išsirinkti ir grindjuostes, kad nebereikėtų antrą kartą važiuoti, ieškoti ir derinti, laukti, kol jos bus pagamintos ir turėti kitų nepatogumų. Grindjuosčių būna labai įvairių profilių ir spalvų. Šiuo metu vyrauja tendencijos aukšto profilio grindjuostės. Dabar labai populiarios yra nuo 9 iki 15 cm aukščio grindjuostės ir jos derinamos prie sienos spalvos. Tačiau mėgstantiems labiau klasikinį stilių rekomenduojame neaukšto profilio grindjuostės priderintas prie grindų. Teisingas grindų klojimas ir pagrindo paruošimas sudaro 50% sėkmės, kaip jūsų grindis dėvėsis. Tai žinodami mes rekomenduojame ir pačias grindis, ir klojimo paslaugą užsakyti kartu. Užsakant kartu, atvykę montuotojai turės visus reikiamus įrankius, medžiagas ir žinias, kaip tinkamai pakloti jūsų įsigytas grindis. Ir paskui dėvint, jeigu atsitiks kažkoks nenumatytas atvejis, jūs žinosite, kas už tai yra atsakingas. Masyvo ir dvisluoksnės grindys gali būti tik klijuojamos, o trisluoksnės parketlentės gali būti klojamos klijuojant prie pagrindo arba plaukiojančių būdu. Klijuoti prie pagrindo rekomenduojame 2 atvejais, kai yra labai dideli plotai arba kai yra šildomos grindys. Priklijavus trisluoksnės parketlentės, šiluma perduodama greičiau. Visais kitais atvejais rekomenduojama kloti plaukiojančiu būdu, nes klojimo darbai užima iki 30% mažiau laiko. Paklotos parketlentės, kurios yra padengtos pakankamų sluoksnių lako, tai yra 6-7 sluoksniai, yra iš karto paruoštos naudojimui. O alyvuotas grindis, kad ir kiek sluoksnių būtų padengtos, rekomenduojame dar kartą peralyvuoti prieš naudojant. Tai užtikrins maksimalią apsaugą nuo braižymosi. Mums labai svarbu yra aukšta aptarnavimo kokybė. Stengiamės suteikti kuo daugiau komforto žmogui. Todėl labai didelį dėmesį kreipiame į produktų asortimentą ir paslaugų kompleksiškumą. Žmogus atėjęs pas mus išsirinkti grindis neturi būti grindų ekspertas. Profesionalai esame mes
ir stengiamės objektyviai pakonsultuoti žmogų, pasiūlyti jam visas paslaugas. Nuo grindų su priderintomis grindjuostėmis iki montavimo paslaugos bei priežiūros po sumontavimo. Norime, kad klientas jaustųsi patogiai ir kuo mažiau patirtų rūpesčių įsirengdamas namus.